Sveiki gyvi, mėlieji, su jumis Audrys Antanaitis, pokalbiai kalbos namuose. Ir po doktorantų konferencijos vėl šnekamės su viena iš jų, pristačiusią labai įdomų pranešimą. Ypatingai man įdomus, kadangi tai yra pranešimas apie kalbos išlaisvinimą, kalbos laisvę, kalbos kelią į tautą ir valstybę, bet apie viską iš eilės. Mūsų pašnekovė, kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė Deimantė Eidukaitė Mikelionienė. Labą dieną. Labą dieną. Na ir pirmiausiai gal mes pristatykime jus. Tiksliau, kadangi aš nelabai galiu jūsų pristatyti, tai labai norėčiau, kad jūs man, o tuo pačiu ir žiūrovams prisistatytumėte. Iš kur jūs esate? Esu gimusi Alytuje, tačiau mano šaknys, aš sakau, visa Lietuva. Todėl jaučiuosi Lietuvos lietuvė, galbūt ne tik save sieju su etnografiniu regionu, kadangi daug šaknų Suvalkijoje, Zanavykijoje, Aukštaitijoje, tai tie kraštai labai domina. Ypač domina Leipalingis, ten irgi mano nemaža dalis šaknų. Galbūt tai ir lėmė, kad aš pasirinkau istorijos studijas, domėjimasis praeitimi, šeimos istorija, įvykiais, patraukė prie istorijos studijų. Esu baigusi Vytauto Didžiojo universitete istorijos bakalaurą. Baigiau ir Mykolo Riomerio universitete viešąjį administravimą, tačiau dar panorau išmėginti save praėjus nemažam laiko tarpui, 10 metų, ir įstojau į Vilniaus universiteto Kauno fakultetą viešojo diskurso lingvistiką. Ten baigiau magistro studijas, gana sėkmingai, darbas buvo įvertintas Mokslo akademijos premija. Ir buvau paskatinta, paraginta tęsti studijų kelią, mokslininko kelią, ir pasirinkau būtent Lietuvių kalbos institute, aplikavau į būtent šią temą, kurią jūs įvardinsite, bendrinės lietuvių kalbos kelias. Taip, to jau įvardinsiu, bet šiuo metu jūs gyvenate Alytuje ir dirbate Alytaus Kraštotyros muziejuje. Tai jūsų faktiškai, tai jūs esate taip plačiaja prasme istorikė. Taip, jaučiuosi istorikė. Iš tiesų, aš visą laiką raštijos paveldą tyrinėju. Būtent šiandien pranešime rodyti pasai irgi viena iš mano paskutinių tyrimų temų, nes tai yra labai įdomus objektas. Pirmą kartą lietuviai istorijoje gavo pasus, kurie užrašyti. Neskubėkite, dar mes prie to grįžime, nes iš ties jūsų disertacijos tema bendrinės lietuvių kalbos kelias į visuomenę, kalbos vartojimo domenai, santykis su tarmėmis ir ortografija 1918–40 metai. Iš klausos galbūt netaip lengva suprasti, bet iš ties tai yra lietuvių bendrinės kalbos, tai yra dar tada labai naujos, suvalstybinimas ir tos problemos, kurias reikėjo spręsti valstybinant kalbą, ar aš gerai suprantu? Teisingai. Iš tiesų, džiugu, kad iš tos iš valstietijos kilusi inteligentija buvo tokia susipratusi ir ėmėsi iniciatyvos tokiu sudėtingu laiku, vokiečių okupacijos laikotarpiu, steigti naują leidinį, kuris turėjo būti griežtai cenzūruojamas, ir tai buvo daroma. Vieni iš tų iniciatyviausių tai buvo Petras Klimas, kuris formavo visą dvasią ir kryptį leidinio. Leidinį įvardinkite. Lietuvos aidas. Tai buvo pasirodęs 1917 rugsėjo 6. Buvo tam tikrų suvaržymų, buvo veikla ir nutraukta vieną vasaros mėnesį, 18 rugpjūtį buvo suspenduota. Tačiau vėl atnaujinus Lietuvos aidas tęsė veiklą iki 1911 sausio 11-osios. Tai tas pirmasis Lietuvos aido etapas. Po to atnaujinta buvo 28-aisiais, kaip žinia, ir vėl nutrūko 40-aisiais su tomis pačiomis okupacijomis.
Ir Petro Klimo indėlis, ten labai Lietuvos aide juntamas, nes teko pažinti nemažai rankraščių, jau junti stilių, atkreipi dėmesį į rašybą ir supranti, kad jis galėjo tas madas diktuoti. Kitaip tariant, Petras Klimas galėjo būti aido stilistas, Greičiausiai, redaktorius. Taip, reikėtų daugiau įrodymų, daugiau argumentų pasitelkti, tačiau preliminarios mintys, kad iš tiesų jis galėjo būti vienas iš tų asmenybių. Formalus redaktorius Antanas Smetona, taip. O jau Klimas iš tikrųjų. Greičiausiai Smetona tiesiog buvo prijaučiantis kalbos reikalams, bet valstybės kūrimo procese jis didesnį vaidmenį vaidino. Ir Petras Klimas tiesiog buvo kaip tas asmuo, kur irgi prijaučiantis ir kalbai ir manė, kad tai labai svarbus tautą apibrėžiantis elementas. Ir kai kalbam apie 17-18 metus, jūs pranešimo metu įvardinote ir antrą leidinį, kurį norėčiau, kad jūs apibūdintumėt ir jo vaidmenį, nes jisai buvo irgi lietuviškas. Taip, irgi lietuviškas. Bet jis buvo vokiečių valdžios leidinys. Taip. Kiek jis buvo reikalingas, naudingas ir pakeleivingas, o kiek jisai darė, galbūt ir nedarė, bet žalos. Iš tiesų tai buvo gana ir pakeleivingas tam tikrą prasme, nes lietuvių intencijas palaikė ir kalbinės nuostatas taip pat pastiprindavo, kartais aptardamas Lietuvos aide pasirodžiusius straipsnius būtent apie kalbą. Kartais ir paprieštaraudavo, tačiau pakankamai dalykiškai ir greičiausiai, kad tai buvo redaktoriaus Viliaus Steputaičio nuopelnas. Nes teko peržvelgti ir archyvinę medžiagą. Vilius Steputaitis gana palaikė, kad būtų leidinys leidžiamas lietuvių kalba, nors okupacinė valdžia tikrai jau nebejotinai būtų sėkmingai vokiečių kalba. Bet tada nebūtų pasiekę lietuvių publikos. Taip, tada būtų sudėtingiau pasiekti lietuvių publikai, bet manė, kad taip greičiau lietuviai išmoks vokiečių kalbą. O, netgi šitaip. Bet leidinys ėjo vien lietuvių kalba. Taip, ėjo vien lietuvių kalba, be jokių pertraukių, viskas buvo dėl to nuoseklu. Tačiau būtent tas laikotarpis dabarties, kurį aš vertinau, nagrinėjau, 17-18, tuo laiku jis palaikė lietuvių visuomenėje dvikalbystę. Nebuvo tokio kaip carinės Rusijos metu spaudimo, buvo pakankamai toleruojama. Dvikalbystė, kad palaikė, kuris konkrečiai? Dabartis. Taip. Palaikė dvikalbystę, nors buvo leidžiama lietuviškai, bet taip. Sakė, lietuviai mokykitės vokiečių. Taip, nes tai esa aukšta kultūra. Galėjo tai būti duoklė tiesiog okupaciniai valdžiai, juk tuo metu 18 metais iki kada čia, iki rudens bent jau to okupacinė valdžia vokiečių. Neabejotinai, kad galėjo būti papataikaujama, nes kitą kartą straipsnėje randi, kur tiesiog gana saldžiai išreiškiamas papataikavimas vokiečių okupaciniai valdžiai ir kiek esą jį mums atnešė. Iš tiesų apie vokiečių okupacijos laikotarpio atsiradusius ribojimus istorikai buvo ilgą laiką vienareikšmiai vertinti neigiamai. Tačiau dabar atsiranda tokių tyrimų, kur kitą kartą įžvelgia ir tą gerąją pusę, tarkim, kai buvo uždrausta ežeruose gaudyti vėžius. Buvo netgi tokių įdomybių, bet vėlgi įžvelgia, kad tai buvo tam tikra populiacijos palaikymo forma. Ir tuos įstatymus, kuriuos lietuviai tuo metu ir ilgai labai traktavo kaip keistus ir savotiškus, juose yra tam tikra logika, kurią galima paaiškinti. Ir vis dėlto du leidiniai, Lietuvos aidas ir dabartis, galime įžvelgti vis dėlto naudą, kad jau yra tam tikra polemika, jau jeigu tik tai tą šviesąją pusę matytume nuomonių įvairovę, kaip jūs sakot, papataikavimas, bet geriau toks papataikavimas, nes vis dėlto vokiečiai, tegul ir būdami okupantai, jie iš dalies taikstėsi su mūsų nepriklausomybės siekiais. Iš tiesų taip, jūs labai teisingai apibūdinote, jie pakankamai palaikė tas kalbos gyvastingumo, kalbos prestižo stiprinimo idėjas. Net kitą kartą aš stebėjausi, ta drąsa Lietuvos aido leidėjų taip drąsiai parašyti ir kad tas leidinys nebūtų suspenduotas, nes, kaip sakiau, tik vienintelis, bet tai buvo politinio turinio, valstybės
tarybos paskelbtas nepriklausomybės aktas, na tai jau buvo politika. Taip. O Lietuvos aidas stengiasi tų klausimų neaptarti ir galbūt taip išbalansuodavo, išlaviruodavo. O dabartis kada baigė savo egzistenciją, pasitraukus vokiečiams? Lygiai su spaudos įstatymo galiojimo pabaiga, tai 18 metai spalio 15 dieną. Ir tada turbūt ir vokiečiai išeina maždaug. Taip, jau tada leidžiama Lietuvoje kurti savo institucijas. Taip. Tai mes jeigu visą laiką kalbame apie tą 18 vasario 16, tarsi viskas su tuo naujas etapas, naujas laiptelis, tai ne, tas procesas įsitvirtinimo ir įtvirtinimo truko gana netrumpai. Ir dabar mes dar truputėlį prie jūsų pranešimo. Jūs rodėte tenai labai įdomias skaidres, kurias, tiesą sakant, iš toli buvo netaip lengva išvelgti. Gal priminsite, kas tenai? Man galbūt viena įdomiausia tai yra rastos fotografijos, kai vietos gyventojai, ir ne tik vietos, į karo belaisvių išsiųsta Lietuvos aido numeris ir ten pozuoja. Ir labai šiuolaikiškai atrodo. Taip, sėdi su klumpėmis Lietuvos aido numeriu ir taip atvertas, kad matytųsi, kad tai yra Lietuvos aidas. Taip, netgi galima išvelgti ir numerį, kuris ten buvo. Netgi šitai. Taip, netgi galima išvelgti, tai buvo 18 balandžio pradžia, jeigu gerai prisimenu, balandžio vienas iš numerių. Ir vat, tas ir įdomu, kad kitapus artimieji parašė, kad siunčia Lietuvos aidą į karo belaisvių stovyklą Vokietijoje. Tai galima numanyti, kad tai vertino ir patys gyvenantieji lietuviai čia kaip labai svarbų ir reikšmingą objektą. Na ir jeigu mes kalbėtume apie visą jau jūsų disertaciją, bendrinės lietuvių kalbos kelias į visuomenę, kadangi šiandieną mes tai apie tam tikrą konkretų laikotarpį tik tai kalbėjome, nes laikas ribojo, vieta. Santykis su tarmėmis, kalbos vartojimo domenai, ortografija, iš tikrųjų tai labai platus laukas. Ko jūs konkrečiai tada siekiate savo disertacijai, kokia jūs taikomoji vertė, ką jinai pasakys Lietuvai tada, kada bus parašyta ir ją bus galima skaityti? Aš iš tiesų labai seku savo disertacijos vadovo Giedriaus Subačiaus mintimis, siekdama patyrinėti tų, negaliu sakyti, pačių paprasčiausių, bet eilinių kalbos vartotojų rankraščius, juos atrasti, tiesą sakant, žvalgausi, nėra taip paprasta atrasti visą laikotarpį nuosekliai, kad aš galėčiau atspindėti tos varijavimus, pokyčius, tam tikrus ortografinius lūžius. Tačiau gali būti, kad vienas iš tų objektų svarbių mano tyrimo tai bus laiškai, rašyti į spaudą, nes visuomenė tuo metu turėjo tokią galimybę komunikuoti su leidėjais, pasisakyti tam tikrais klausimais ir tie visuomenės siųsti laiškai į spaudą buvo išspausdinami, kaip nuomonė. Ir tada galėjai išvelgti, ką redaktorius koregavo, radęs rankraštį Lietuvos centriniam valstybės archyve. Tai gali būti tokių įdomių, netikėtų įžvalgų. Tai aš esu tikras, kad jų bus, linkiu, kad jų būtų kuo daugiau, nekantriai lauksime. Tada jau visai pabaigai, iš tikrųjų, bendrinė kalba gimsta pačiam 20 amžiaus pačioj pradžioj, sakysim, su Jablonskio ir Avižonio gramatikas. Čia sąlygiškai šiek tiek, bet tada 18 metai dar vienas lūžis ir, sakyčiau, 40-ieji galėtų būti trečias lūžis, nes po to geopolitinė situacija virsta. 18 metų ir 40 metų kalba, kiek jinai subręsta bendrinė kalba ir kiek jinai ateina į visuomenę. Kaip rašo 20 metų 30 metais ir 40 metų 30 metais. Čia jau kita karta. Čia labai įdomus jūsų klausimas, irgi galbūt vertas atkreipti atskirą dėmesį, bet aš galbūt prisiminsiu, kai pirmą kartą studijuodama istoriją susidūriau su tarpukario laikraščiais. Ir mano buvo bakalauro darbo tema prancūzų ir lietuvių kultūriniai santykiai tarpukario.
Na ir teko paieškoti tarpukario publikacijų, kokie įvykiai vyko tarpukario Kaune su prancūzų kultūros apraiškomis susiję. Ir aš atsimenu, aš skaičiau tuos tekstus, ir man baigus į mokyklą atrodė jie nesuprantami. Aš tiesiog atrodė nesuvokiu esmės, kas parašyta. O dabar jau praėjus tam tikram, kaip čia sakyti, laiko etapui, vis besigilinant į tą kalbą ir pagalvoja save mintyse, tiesiog sustabdai, atrodo, kaip ten taip galėjo būti, bet aš manau ir kiekvienam šiuolaikiniam žmogui gali taip tokios mintys aplankyti, žvilgtelėjus. Bet dar atsakant į jūsų klausimą, tai iš tiesų vertas apmąstymo greičiausiai apie tą 30-metį. Na taip, nes praeina 20, tarkime, metų, tikrai kita karta išauga tie jau vaikai, Z ar X ar Y karta, kurios tėvai tada jau vartojo tokią kalbą, o jie jau kitokią kalbą. Nes visi mes žinome, kad mes turbūt suprastume savo senelius, kurie kalbėjo 20 amžiaus viduryje, bet jie mūsų jau nebesuprastų. Gali ir taip. Jie praktiškai mūsų nesuprastų, jie nesuvoktų, ką mes kalbame, daugybė terminų, daugybė sąvokų ir daugybė realijų, kurios jiems atrodytų iš fantastikos srities. Tai aš manau, kad per tuos 20 metų išaugo karta, o kadangi lietuvių bendrinė kalba kaip labai nauja, ji nepaprastai greitai kito ir brendo. Taip, kad jūsų darbas yra iš tikrųjų labai įdomus. Aš nekantriai lauksime rezultato galutinio. Linkiu Jums sėkmės, dėkoju už pokalbį. Ir primenu, kad mes bendravome su Lietuvių kalbos instituto raštijos paveldo tyrimų centro doktorantė Deimantė Eidukaitė Mikelionienė. Kalbino Audrys Antanaitis, filmavo Karina Kruopaitė. Iki.